Mosėdis – Lietuvos akmenų sostinė. Mosėdis – vienas labiausiai turistų lankomų Žemaitijos miestelių, dar vadinamas akmenų sostinė. Labiausiai šį miestelį išgarsino gydytojas Vaclovas Intas, jame įkūręs unikalų akmenų muziejų. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus įkurtas restauruotame vandens malūno pastate, kuriam jau virš 200 metų. Čia eksponuojami geologiniai žemėlapiai, suakmenėję gyvūnai ir augalai, įvairių šalių muziejai padovanoti akmenys, Lietuvoje augančių medžių skerspjūvių kolekcija. Muziejaus patalpose įrengtos 5 ekspozicijų salės. Jose lankytojai gali susipažinti su ledynų istorija, žemės plutos evoliucija, gyvų organizmų atsiradimo istorija ir naudingomis iškasenomis. Muziejaus lauko ekspozicija užima 14 hektarų ploto teritoriją, kurioje sukaupta daugiau nei 200 riedulių. Jie išdėstyti atskiromis grupelėmis pagal kilmę. Čia galima pamatyti akmenų atgabentų iš Švedijos, Suomijos, Baltijos jūros centrinės dalies, Bosnijos įlankos ir kitų Europos vietų. Visame parke sukurtas nepakartojamas gamtovaizdis, kuriame dera skirtingų rūšių augalai, akmenys, vanduo, architektūros statiniai.